Tarptautinė šlovė ir kritikų įvertinimai ispanų rašytoją Carlosą Ruizą Safoną iškėlė į skaitomiausių pasaulio rašytojų sąrašą. Neseniai pasirodė naujausias jo romanas Angelo žaidimas, pasakojantis apie jauno laikraščio reporterio gyvenimo šansą, už kurį jam teks nemažai paplušėti. Magiškai įtraukianti knyga, kurioje persipina meilės, detektyvo ir siaubo istorijos 20-ojo amžiaus Barselonoje, spėjo sulaukti autoriaus gerbėjų vertinimų. Iš tiesų, aš esu vieno žanro arba sterilaus žanro mėgėjas. Jeigu yra detektyvas, tai yra detektyvas. Jeigu yra kažkokia mistifikuotas elementas, tai skaitau Murakami. Jeigu noriu meilės truputį, tai gyvenime jūs pasisėmiau. O iš tiesų šio kūrinio sugebėjimas suplakti viską į vieną vietą, galbūt tai ir padaro jį tam tikrų unikalių arba netikėtų. Kitaip tariant, kad tu ir vietomis užgniaužęs kvapą galvoju, kuo tai baigsis tas detektyvinis mazgelis, o po to staiga atsiranda kažkokia tai mistika ir negana to visur velkasi tas jausmų šleifas. Tokio žanro mėgėjams, kur visko labai daug, aš manau, kad ši knyga tikrai padarys pakankamai gerą įspūdį. Na ir dar vienas Jogailos Morkūno pasiūlymas skaitantiems šį romaną. Tai yra tikrai moteriška knyga ir labai kviesiu, tai yra toks geras romaniukštis, kurį galima suvalgyti vasarojant kaime, kai nereikia rūpintis nei vaikais, nei vyro skrandžiu, nei nupjauta žole. Kitaip tariant, tai yra tas daiktas, kuris skirtas ne kasdieniniam vartojimui, o lygiai atostogoms, atsisėdi ir atidirbi. Perskaitai iki galo. Ir tai padaro įspūdį. Knygynuose Vaga taip pat pasirodė kultinis autoriaus romanas Vėjo šešėlis, atvėręs jam kelius į pripažinimą. Išverstas į daugiau nei 30 kalbų ir šiandien nenustoja jaudinti viso pasaulio skaitytojų.